keliaukime prie, kadangi aš saugau laiką, rašiau disertaciją iš laiko, tai tiesiog net prigimtinai privalau saugoti laiką. Tai šiuo atveju eikime prie antrą pranešimą ir dabar turėsime keletą pranešimų karo tematika, kas yra turbūt labai geras ženklas, parodantis, kad Kantas yra absoliučiai aktualus ir šiandien. Tai kitas pranešėjas Tomas Kavaliauskas ir pranešimo tema Imanuelio Kanto amžinosios taikos utopija ir tikrovė. Tai prašau, Tomai. Labą dieną visiems. Ačiū už pristatymą. Tai Imanuelio Kantui amžinoji taika yra racionalus proto nurodymas taikai, racionaliai suvokiant, kad tai yra ne šiaip pasirinkimas, bet netgi ir moralinė pareiga, ir čia politinė plotmė jungiasi su jo moralė. Bet sykiu, žinant, kad chrestomatiškai žiūrint, kaip yra filosofai skirstomi etikoje, mes žinome, kad Sokratas chrestomatiškai būtų priskirtas prie dorybių etikos, ten Jeremy Bentamas, ar Džonas Stuartas Millis būtų priskiriami prie utilitarizmo, o štai Kantas būtų priskiriamas prie deontologinės arba pareigos etikos, reiškia tokios antiutilitaristinės. Bet kuomet štai sako Kantas, kad mūsų pareiga yra vis dėlto ir racionalus proto nurodymas taikai, sykiu tai yra ir utilitaristinis proto nurodymas, todėl kad taikoje ir kaip šitoje esė amžinoji taika lietuviškai versta, tai yra nauda. Ir čia mes matome, kad šis naudos supratimas pas filosofą ateina neatsitiktinai, jis turi istorinį kontekstą, juk, jei neklystu, jo ši esė amžinoji taika parašyta 2 ar 3 mėnesiai 1795 po Bazelio taikos sutarties tarp Prancūzijos ir Prūsijos. Ir kad filosofas Kantas buvo įkvėptas, toks biografinis faktas, įtakojęs šią jo politinę esė, reiškia liudija, kad jis pradėjo mąstyti apie amžiną taiką nebe istorinio politinio konteksto, o būtent istorinėme politinėme kontekste, ne kažkokiame tai grynojo proto vakuume. Reiškia, jis mato vykstantį karą tarp Prancūzijos ir Prūsijos, nepasidalinimą įtakos sferomis ir kariavimu. Bazelio sutartyje, jei teisingai žinau, Prūsija atidavė kažkiek tai teritorijų Prancūzijai vardan taikos ir tai paliko įspūdį Imanueliui Kantui. Ir čia peršasi tokia išvada, kad jeigu ši utopinė, neutopinė esė parašyta po taikos sutarties, tai šiandien apie tai, ką mes 21 amžiuje, 2024 metais mąstome sukrėsti karą Ukrainoje ir atsisakydami taikos sutarties su Rusija, jeigu žiūrėti iš Ukrainos vyriausybės Zelenskio, reiškia, perspektyvos, atsisakydami taikos sutarties, nes ji naudinga karo sukėlėjui, kuris yra ciniškas, kuris yra nepripažįstantis savo žiaurumo ir manipuliuojantis informaciją, kas yra iš tiesų kaltas. Tai mes taikos geidžiame dabar tokiame istorinėme, politinėme kontekste, kuomet esame sukrėsti karą, o Kanto atveju atvirkščiai, jisai nušvitęs nuo taikos sudarimo imasi šios politinės esė.
Kita vertus, reiktų atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, ES taikos projektas padarytas, sukurtas, sukonstruotas taip pat po karo, po antrojo pasaulinio karo, kuris buvo ne bet koks karas, jis turėjo ir masinį žmonių naikinimą, holokaustą, tame tarpe Lenkijos ir Lietuvos teritorijose. Iš pradžių, kaip žinome, ekonominis projektas tarp Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos, kad ekonomiškai susijungtų šalis ir nebebūtų karo, o paskui pereita prie labiau sofistikuoto politinio darinio ES, kuomet galų gale turime net ir bevizį Šengeno režimą ir visi koegzistuojame taikiai. Ir čia labai įdomu, kad Immanuelis Kantas savo politiniai esė Amžinoji taika taip pat kalba apie Europos tautų laisvų valstybių, nepriklausomų valstybių buvimą kartu, tik tai ne sąjungoje, o federacijoje. Ir čia bus ganėtinai svarbus aspektas, bet jis kalba apie taikos mechanizmą, kuris labai panašus į ES mechanizmą, tai kad būtinas ekonominis bendradarbiavimas, kad mes vieni iš kitų gautume ekonominę naudą mainais, taip kaip individas iš kito individo laisvoj rinkoj, ir taip pat būtų politinė, teisinė stipri bazė, labai daug dėmesio Immanuelis Kantas skyrė teisiniai bazai, kad mūsų toj federacijoje visas valstybės jungtų teisinę bazę ir mes būtume pasiruošę gintis kartu, vienas kitam padėdami, tai kas šiandien nuolat skamba dėl NATO įsipareigojimų, atskirų valstybių indėlio, tai labai panašu į visas šitas idėjas. Na, Kantas pačioj pradžioj, šiandien ir knygelės pasiėmė su savimi, šios esė lietuviškam variante 119 puslapyje jis kalba, kad įveda tai, ką Hobbesas ir Lokas kalbėjo, kad yra natūrali gamtinė būklė, kurioje yra karo stovis ir kad reikia pereiti į politinę būklę per visuomeninę sutartį iš pradžių. Tai ir Kantas čia labai panašus, jį galima priskirti prie visų tų kontraktarinių filosofų, prie visuomeninės sutarties teoretikų, ta prasme, kad jis mano, kad amžinoji taika įmanoma be abejo tik tais politinėje būklėje, o kad yra valstybių, kurios gyvena tarsi neperėjusios į tą civilizuotą politinę būklę, lieka karo būklėje, jos yra labai pavojingos, nes jos pažeidžia teisę taikiai gyventi, tas valstybės, kurios gyvena civilizuotoje tokioje būklėje su teisiniu tokiu jurisprudencijos pamatu. Ir mes matom tą kontrastą ir šiandien. Europos Sąjunga kaip taip pat ir NATO šalių sąjunga, ji nenori kariauti, bet ji pasirengusi gintis. Ir kartu paraleliai reikia koegzistuoti su agresyviai nusiteikusia Rusija, kuri jau vykdo karinius veiksmus 3 metus ir grasina visam ES taikos projektui. Na ir va čia ir panašu, Hobbesas manė, kad karo stovis yra kenksmingas, pavojingas, Lokas taip pat, ir kad reikia iš būtinybės pereiti į politinę būklę. Na ir Kantas irgi nekitoks, jis irgi mano, kad gamtinė būklė yra pavojinga. Tik tiek, kad pas Kantą yra pasitikėjimas racionalumu, racionalia visuomenė, o štai pas Hobbesą jokio pasitikėjimo nėra. Žmogui vilkas yra ir perėjus į politinę būklę, Hobbesui būtina politinę galią atiduoti suverenui, liaudis pavojinga, prigimtis žmogaus yra niekšinga,
Pas Loką yra kitaip, politinė valdžia atiduodama liaudžiai, visuomeniai, kuri išsirenka atstovus į parlamentą. Ir čia 18 amžiaus mąstytojas Lokas ir Kantas būtų daug artimesni ir Loko interesai, kūrintis Jungtinės Amerikos valstijoms, labai panašus į Kanto ES federacijos idėją. Tačiau mano asmeninė tokia būtų įžvalga, tokia kritika gal Kantui, čia ir Augustinas leido Kantą kritikuoti, nes tokie nekuklūs šiandien, reiškia klasiką drįstam liest. Kritika mano būtų dėl Kanto federacijos, tai kad čia buvo labai, iki karo Ukrainoje buvo labai stiprus ginčai dėl būsimos ES vizijos. Ar toliau Europa turėtų būti atskirų suverenių valstybių sąjunga, taip kaip yra dabar, ar vis dėlto tai turėtų būti federacija. Ir amžinatilsį Leonidas Donskis, būdamas europarlamentaro, atstovavo būtent šią idėją, kad turėtume atsisakyti suverenių valstybių, pereiti prie bendros federacijos su žinomu biurokratiniu centru Briuselyje. Ir va čia, ir beje, Donskis labai žavėjosi šią Kanto politinę esė. Jisai per konferencijas taip pat jie minėdavo, cituodavo. Ir mano supratimu, iš to, ką mes matome dabar karo Ukrainoje kontekste, kad federacija yra nepaprastai didelis pavojus, todėl kad reikia atsižvelgti į regionistikos studijų ir geopolitikos kaitų indėlį, tą visą kaitą geopolitišką, nes vakarai tik dabar pradeda suprasti, kad ką kalbėjo Baltijos šalis ir Lenkija jau seniai, nuo 90-ųjų pradžios, kad Rusija negalime pasitikėti, anksčiau ir vėliau ji gali norėti reokupuoti mus, ypač su Putino režimu. Ir vakarai nematė, kuomet mes žiūrime į Europą kaip į federaciją, tai matome pavojų iš regionistikos perspektyvos, kad atskiri regionai Europos, ten Portugalijos, Ispanijos, netokie jautrus kaip rytų Europos regionai, kaip Baltijos šalis ar Lenkija, Čekija, kurios buvo okupuotos ir turi istorinę atmintį. Ir kalbant apie šitą regioninės ypatingumą, įdomus būtų Zygmunto Baumano, lenkų kilmės, vėliau Lyco Anglijoje profesorius. Zygmuntas Baumanas, Leonido Donskio kviečiamas buvo į Lietuvą ne kartą ir jis, nežiūrint senyvo amžiaus, buvo atvykęs. Man pavyko iš jo gauti interviu raštu, didelis dėkui jam, bet reikia pasakyti, kad Zygmuntas Baumanas taip pat buvo už federaciją, ne už suverenių valstybių išlikimą. Ir čia aš matau liniją federalizmo, Kanto, Donskio, Baumano, ir norėčiau truputėlį pacituoti iš Baumano, kokia jo argumentacija. Jis yra labai daug šio klausimu atsakęs, bet dėl riboto laiko. Jis mini Otto Bauerį, Austrijos garsų politiką, visuomenės veikėją 20 amžiaus pradžioje, ir Vladimirą Medemą, kuris buvo latvių kilmės žydas, daugumą laiko vis dėlto gyvenęs Minske. Taip pat pačioje 20 amžiaus pradžioje, kuomet formavosi marksistinės žydų politinės idėjos ir Medemas tam atstovavo, bet jie žavėjosi daugiatautę Europą, būdami prieš tautos priklausymą tam tikrai teritorijai. Ir štai cituoju Zygmuntą Baumaną. Otto Baueris knygoje Die Nationalfrage und die Sozialdemokratie
išleistoje po 8 metų minėtą postulatą pateikė ten dėl asmeninio pasirinkimo, tas postulatas. Pateikė kaip būdą organizuoti tautas ne kaip teritorinius kūnus, bet kaip laisvas individų asociacijas, tai yra atskirti arba išlaisvinti tautos egzistenciją nuo išankstinių teritorinių reikalavimų. Panašų principą suformulavo Bundo narys Vladimiras Medemas savo esė Socialdemokratija ir tautinis klausimas, publikuotojo jidiš kalba 1904 metais, primindamas Lenkijos ir Lietuvos sandraugą. Be kitų dalykų Medemas siūlė, kad esamų tautų piliečiai susivienytų į kultūrinės organizacijas kiekviename šalies regione. Teigė, kad kiekvienas valstybės pilietis priklauso tautiniai grupiai, kurios pasirinkimas būtų paliktas asmeniniai preferencijai, o ne kontroliuojančiam administraciniam kūnui. Tai mes čia matome tokį nepaprastai kosmopolitinį, nepaprastai civilizuotą, tokį kultūringą požiūrį į tą mūsų laisvę gyventi kartu taikoje, pasirenkant savo tautinę tapatybę, bet nepriklausant konkrečiai teritorijai. Tačiau, kuomet yra toks agresorius kaip Rusija, kuris su savo dezinformacija, su istorinės atminties manipuliacija, kaitaliojant kaip tik tais patinka, kada patinka, pati Rusija su Tomai, savo... mes norėtum padiskutuoti jūsų išsakyti. Jo, tai aš tada einu į pabaigą, Būtų labai smagu, kad turėtum... tokio necivilizuoto priešo pasienyje, tokia civilizuota kosmopolitinė federacinė, reiškia, Europa galėtų būti labai lengvai pažeidžiama dėl skirtingų regioninių jautrumų ir sampratų apie pavojus. Tai aš tada tuom ir baigiu. Labai ačiū, Tomai. Turim keletą minučių klausimams tiems diskusijai. Ar būtų kažkas, kas iš salės turėtų tokių pastabų? Aš turiu tokį klausimą. Kaip jums atrodo iš tikrųjų, jeigu įsivaizduokime, Hobbesas yra teisus ir ta visų karo prieš visus būklė iš tiesų yra prigimtinė mums visiems, tai ar tada Kanto projektas jisai nėra utopinis, ar jis anksčiau ar vėliau nėra pasmerktas žlugti apskritai amžinosios taikos, kaip mes dabar susiduriam su tokiu egzistenciniu pavoju. Kaip jums atrodo? Tikriausiai, kad viskas vyksta cikliškai, galima, jeigu toks utopinis, tokia utopinė vizija pasmerkta žlugti, tai paguoda būtų bent jau tokia, kad pats faktas, kad Europos Sąjungos taikos projektas gyvavo visoje antroje 20-ojo amžiaus pusėje ir pasirodė sėkmingas 21-ojo amžiaus pradžioje, liudija, kad taika jau buvo įgyvendinta jau daug dešimtmečių. Jeigu ji bus sugriauta, tai vis tiek nebus paneigta, kad apie 70 metų visa tai funkcionavo. Bet tikėkime, kad tas taikos projektas, jisai išliks. Tikėkime. Ar būtų dar klausimų galbūt iš mielų dalyvių virtualioje erdvėje? Nebūtų. Gerai, tada mes tęsime.